Statybininkams profesionalams ar meistrams mėgėjams dažnai tenka atsakyti klausimą, kai reikia konkrečios prekės – ką pirkti. Šio mūsų reportažo žvaigždės bus montavimo putos. Taip, tos pačios, kurių funkcija pakankamai konkreti, o prekybos vietose galima rasti įvairių gamintojų produkcijos. Montavimo putos parduotuvėse atrodo panašiai, skiriasi tik balionėlio dizainas ir kaina. Tačiau ar visada viduje esantis turinys yra identiškas? Kokios jo savybės? Ar patogu ir lengva su juo dirbti? Ar jis neišklaipys langų ar durų rėmų? Todėl norėtume parodyti, ką svarbu žinoti apie montavimo putas. Kad išliktume daugiau ar mažiau neutralūs, testui pasirinkome 5 gaminius. Pradėkime nuo svėrimo. 750 ml talpos balionėliai sveria panašiai tiek pat. Pažiūrėkime, kaip šioms putoms pavyks įveikti identišką iššūkį. Užpildyti 8 cm dydžio tarpus. Vertinsime ne tik išeigą, bet ir naudojimo patogumą, medžiagos stabilumą, džiūvimo laiką ir be abejo funkcionalumą. Kaip minėjau, svoris šiek tiek gali skirtis, kadangi skirtingi gamintojai, skirtingos formulės. Kai skirtumas 10, 20, 30 gramų, tai skaitysim, tai yra vienodo pripilimo putos. Iš tiesų, parduotuvėje visi putų balionėliai atrodo panašiai. Skiriasi kaina, skiriasi dizainas. O kuo turinys, kurie skiriasi, sakykime, neišmanančiam žmogui sudėtinga yra suprasti. Bandysim šiandien tą parodyti. Putos sustingsta gan greitai. Sakykime, mūsų putos sustingsta per 22 minutės, kai kurios galbūt 30, kai kurios 40, bet iš esmės greitai. Bet putos dar maždaug parą, 2 paras gali kažkiek tai judėti. Vienas putos būna kažkiek dar traukiasi, kitos kažkiek tai plečiasi. Ir tas yra blogai. Jeigu jos traukiasi, gali mikroplyšys atsirasti. Jeigu jos plečiasi, gali konstrukcija išlenkti. Putos turi būti sustingusios stabilios. Tai tą pamatysime jau rytoj. Kita statybų gido laida bus lygiai po savaitės, tad nebijokite. Mes džiūvimo laiką paliksime už kadro. Bet kad ilgai negaištume, keliaujame į realių bandymų vietą. Taip, įmame antrą bandymą. Nukrito jau vieną. Labai sunku valdyti šitą putą. Labai stiprus spaudimas ir kartais šiek tiek stipriau paspaudinti, tai tiesiog šauna. Tai va, kaip sakant, šito parduotuvėje nepamatysi, tą gali tik pajausti, purkšdamas. Viskas. Ketvirtas. Labai aplipo pistoletas. Ketvirtas numeris labai blogai. Absoliučiai puta neprognozuojama ir ypatingai sunku užpildyti tą plyšį. Aš nežinau, ar kamera perteikė šitą, bet, sakykime, pirmas variantas buvo lengviausia pūsti. Ketvirtas variantas ypač sudėtinga, nes kažkaip, jeigu šiek tiek daugiau nuspausčiau, užkart šautų, didelė srovė, viską išplaktų man čia. Jeigu būčiau profesionalas, kuris dažnai naudoja putas, tai ketvirtą numerį iš karto atmesčiau, nes tiesiog neįmanoma dirbti. Pavadinčiau kančia. Na, kaip ir baigėsi jau. Čia jau dujos eina, jau nebe putos. Ir paskutinis bandinys – Insola Windows and Doors. Pirmasis testo etapas baigtas. 8 cm pločio ertmės pabandytos užpildyti. Kokie meistro Arūno įspūdžiai? Išpūtėme 5 pavyzdžius. Maloniausia buvo dirbti su pirmu ir su paskutiniu bandiniais. Kaip matote, išeiga labai skirtinga. Jeigu čia gavosi 4, 5 išdribo, čia gavosi 3,5, bet ta pusė vėlgi dalis išdribo. Kaip sakiau, plyšys yra didelis, ne visos putos atlaiko. Trečias bandinys vėlgi 3/4 išdribo. Su ketvirtu
tikrai neeičiau dirbti niekada daugiau. Buvo labai sunku, neprognozuojama puta visiškai. Labai sudėtinga buvo dirbti ir be to jos mažiausiai gavosi. Na ir paskutinė eilė vis tik išdrybo. Išdrybo dalis ir antros, dalis liko. Daugiausia, kaip matote, gavosi Insola Windows and Doors. Jeigu parduotuvėje to pačio pripilimo putos, jos iš tikrųjų kainuoja panašiai. Ten būna pusės euro, galbūt euro skirtumas gali būti. Bet jeigu paskaičiuoti, kiek iš vieno balionėlio išpūti, tai matomai vis tik paskutinių bandinių labiausiai apsimokėtų dirbti. Antrą eksperimento dieną mes grįžtame į tą patį bandymų poligoną. Pasižiūrėkime, kaip laikosi putos, ar stabilios yra 8 cm tarpų konstrukcijos. Ir galim pasižiūrėti rezultatus vakarykščių bandymų. Pirma, ko mes vakar neužfiksavome, tai stingimo laiko. Mums tiesiog neleidžia laidos laikas, tai pakankamai ilgai užtruktų. Tik tai paminėsiu, kad mūsų produktas Insola Windows and Doors sustingsta per 22 minutės ir tikrai nedaugelis putų gali pasigirti tokiu greitu sustingimu. Šiandien pažiūrėsim pradžiai vizualiai, kaip atrodo. Pirmas bandinys, antras ir trečias, matot, gerokai daugiau išlindę yra iš mūsų rėmų. Ketvirtas ir penktas bandiniai žymiai mažiau išlindę. Reiškia, šitos dvi putos žymiai mažiau plečiasi negu pirma, antra, trečia. Nežiūrint to, kad ketvirtas numeris dirbo neprognozuojamai, labai sudėtinga su juo dirbti, bet antrinis išsiplėtimas tikrai nėra didelis. Tikiuosi, kamera perduoda pirmo ir trečio bandinių putos ant kiek išlankstė konstrukcijas. O čia tokie pilvai atsirado. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad su tokiomis putomis negalima montuoti langų arba durų, nes lygiai taip pat gali jums išlankstyti ir lango arba durų pačią konstrukciją. Sustingusių putų savybės bus svarbios ne vienerius metus. Tad pažiūrėkime, kaip iš tiesų atrodo 5 gaminiai, ką būsimo namo šeimininkui gali užtikrinti ši produkcija. Sustingusių putų struktūra turi būti smulkiai porėta ir vienalytė. Kuo jinai smulkesnė, kuo jinai mažiau turi tokių burbulų, kiaurymų, tuo jinai geriau sulaiko šilumą. Tai pirmą variantą įvardinčiau 5-balėj sistemoje, nežinau, 3/4. Antras variantas lygiai išlankstė ir mažiau, bet struktūra iš tikrųjų 2, nedaugiau. 5-balėj sistemai, matot, vienas kiaurymės. Trečias variantas, labai stipriai išlankstė konstrukcija, bet struktūra, vėlgi, gal 4 galėtų būti. Ketvirtas variantas, pūtėsi labai sunkiai, konstrukcijos neišlankstė, bet viduj matote, čia vieneto gaila būtų duoti už tokią struktūrą, labai blogai čia yra. Blogiau turbūt nebūna. Ir Insola Windows and Doors, kaip matote, struktūra visur vienalytė, be kažkokių tai kiaurymių, tai įvertinčiau 5. Montavimo putos kiekviename statybinėme objekte būtina prekė. Ir turbūt iš jos naivu tikėtis kažkokių stebuklų. Tiesiog norisi ir reikia, kad jos atliktų tą funkciją, kurią ir yra sukurtos. Bet kaip parodė šis eksperimentas, vienodi putų balionėliai slepia skirtingą išeigą, nevienodas savybės, o rezultatas vienais atvejais džiugina, o kitais deja gali skaudžiai nuvilti.